Labas rytas. Amsterdamo vlogas, čia yra ne startuperų vlogas, okei? Žodžiu, mes vakar jau atvažiavome į Amsterdį ir jau buvom bufete, tai toks labas rytas, bet pas mus tas prasidėjo nuo 8. Šiandien yra mano gimtadienis. Super. Žinot ką, pradėsim with a bang. Mano vaikinas tik tiek apie sulčių paliko, tai mimoza su tokia. Tai va vakar biškį tokia buvo nepaeisdana iš tos pusės, kad tiesiog mano nuotaika prieš gimtadienį nebuvo. Tai šiandien mes ruošiamės, mes dažomės, mes bandom normaliai atrodyti, nors neturiu nei vieno realiai normalaus rūbo savo giminė. Gimtadienio proga, tai galbūt pasišopinsim biškį, ne galbūt. Mission yra. Ar kažką rasim, va čia yra kitas dalykas. Bet viskas okei, nes mes atvažiavom pasispaint. Vakar sutvarkėm nuotaiką, pavalgėm žiauriai afigienai hotelį. Ir nuėjom į spa, aš prisipyliau savo vonę, uždėjau kaukę veido, šiandien šviečia, viskas afigienai. Žodžiu, pradėjau. Jo, aš pasiėmiau per tamsų concealerį. Pusiau ruda, pusiau balta. Yeah, once upon a time I was brown, tipo. Doing anything. Va, gerai. Žodžiu, tai hint, Saulius man padovanojo Bruno Mars koncertą bilietus. I'm so excited! Guys, this is the finished makeup. Nežinau. Okay. This is the birthday fit. Saulius geriau už mane atrodo. Tai va, what the fuck is happening? Aš žiauriai sušalsiu. Šiandien stašiukas. Gal paieškot kokių tai nors sakinių naujų. Tipo sunny shades and not so sunny weather. Bet, tikrai ne šitie. O tu čia taip palaikys žavai dauna? Taip. O, daugiau jokių Sol de Janeiro. Guys, you heard it right, okay? I look like a... It's orange. He looks lekker. He looks fine. Aš specialiai šitas turkį pasiėmiau, ne jau rudosios, aš šitą norėjau, kad kažką geriau atrodo. Ir what happened? And I look better. Like, I mean... Yeah, whatever, yeah. Buvom vienoj vietoj, gali būti Buvom vienoj vietoj, žiauriai fainai, labai tokioj tradiciškai mačos, vačyčios, taip toliau, bet nebuvo pieno, kurio aš geriu. Čia tiesiog personal preference ir mes atėjom į Pantopiją. Šiaip yra nuo Amsterdamo per daug vietų, kad išsirinkti, tai mes nežinau, tiesiog mano draugas čia buvo prieš kelias dienas ir čia yra va tokia vieta. Kiek bandelių! Bet esmė tame, kad aš irgi nežinau, kokį jie pieno turi, nes jie neturi meniu, tai mes laukiam dar Saulės dabar. Nes Saulė atvažiavo iš Hagos į Amsterdamą. Žiūrėk, turi tą... Nuvažiavame iki kavos, skirtumus kamčių. Not that big, right? Šiandien Saulius mane žiauriai nervuoja. Šiandien jisai atsikėlė ir galvoja, ką galim šiandien panervuoti. Ne, čia važinė geriau, būtų kad... Biš. To be... See you soon.
aš gal netyčia sulaužiau Sauliaus kamerą. Nesulaužiau, o palaužiau. Mes jau viskas, atsisveikinom su Saulė, turėjom žiūrį fainą dieną. Važiavom dar į tokį molą nusipirkti veido kaukių. Labai, žodžiu, vakar dariausi veido kaukę vanioj. Ir šiandien man Saulė lygiai tokią pačią padovanojo, tada aš pagalvojau, reikia ir Saulei nupirkti, dar užėjom ir dar tokius nusipirkom. Čia vas mūsų hotelis. Ir va čia va yra vaizdas. Ten yra station kažkur. Nu rimtai, gali kažką biškiekingiau, net būtų toks minis. Okay. Dabar grįžtam namučio ir eisim į pirtį. Oh, what are we doing? Žodžiu, baigiam ką tik pirtintis. Atrodau questionable, bet leidžiu vonę ir turim kukyčių. Oh, hell yeah. Tikiuosi jums patiko mano pirmas vlogas ir žiauriai miela, bet to man patiko, man paliko hotelio stafas balionų ir šokolado ir su gimtadieniu palinkėjimą. Love you all. And